Artikuliacinė fonetika arba kaip gaminame kalbos garsus. Nežinau, ar jūs kada nors susimastėte ir pagalvojote, kas yra kalbos garsų gamybos žaliava, iš ko mes juos padarom. Tai atsakymas į šitą klausimą yra labai paprastas. Kalbos garsus mes gaminam iš oro. Ir norėdami pagaminti kalbos garsus, mes turim pereiti tokius 3 etapus, 3 fazes. Ir pirmasis etapas yra vadinamoji respiracija arba kvėpavimas. Gyvenam, nes kvėpuojam, kalbam, nes kvėpuojam. Įkvepiam ir iškvepiam. Na, kol kas jūs čia dar negirdite jokių kalbos garsų. Girdite ten tokį šniokštimą arba švilpimą, bet tai yra pradžia, kalbos garso gamybos pradžia. Pereinam į antrąjį etapą, kuris vadinasi fonacija arba garso susiformavimas. Ir čia didžiausią vaidmenį vaidina balso klostės arba stygos, kitaip liaudiškai vadinamos. Jos suvirpina iš plaučių kylantį oro srautą. Ir atsiranda garsas. Na, sakykim. Aišku, tai dar nėra kalbos garsai, bet jau garsai. Ir tada trečiasis etapas, kuris yra vadinamas artikuliacija, arba kitaip tariant, kalbos padargų judesiai. Ir, na, kaip miklus skulptoriaus pirštai iš molio ar iš kokios kitos medžiagos lipdo skulptūras, taip kalbos padargai iš suvirpinto oro srauto gamina kalbos garsus. Taigi, statybinė garsų medžiaga arba garsų gamybos žaliava yra oras ir 3 gamybos etapai – respiracija, fonacija ir artikuliacija.